Akrobatinis skraidymas, ralis, lengvoji atletika, baidarių ir kanojų irklavimas bei žirgų konkūrai. Didžiulis pasirinkimas šį savaitgalį laukia Lietuvos sporto gerbėjų. Po ilgos pertraukos Lietuvos žiūrovus vėl džiugins legendinis pilotas Jurgis Kairys. Aišku, ir bus parašas su J raide, kuris sukasi ten milžinišku lėktuvas greičiu ir šitą visą, kas ten dedasi po apačią, pavirsta į blyną. Trakuose dėl Lietuvos čempionų vardų kovos olimpinius kelialapius turintys baidarių ir kanojų irkluotojai. Tikrai nebus lengva kova, nes Lietuvoje aukštas labai lygis tų kanojų irklavimo. Palangoje vykstančiame Lietuvos čempionate olimpinius normatyvus galės įvykdyti lengvaatlečiai. Mes turėsime 15-16 tvirtų olimpiečių, kurie vyks į Rio de Žaneirą. Pirmą kartą šį sezoną Lietuvoje startuos Dakaro ralio dalyvis Benediktas Vanagas. Startuoti Lietuvoje visada yra smagu, nes yra daug žiūrovų. Yra daug mūsų fanų. Atvirajame Lietuvos žirgų konkūrų čempionate išvysite šio sporto legendą Zigmantą Šarką. Planuoja iš tiesų dalyvauti visi geriausi suaugę raiteliai. Vienas garsiausių pasaulio akrobatinio skraidimo pilotų Jurgis Kairys po labai ilgos pertraukos vėl džiugins Lietuvos žiūrovus. Kairys dalyvaus šeštadienį Nidoje vyksinčioje šventėje skirtoje paminėti atkurto Lietuvos akrobatinio skraidimo 50-mečiui. Daugkartinis pasaulio čempionas virš Nidos krantinės žada įspūdingą pasirodymą ir atliks vieną pavojingiausių figūrų, vadinamą kobrą. Dalyvavęs pasaulio pirmenybėse, pasaulio pirmenybėse kažkur tai apie daugiau nei 10 kartų, pasaulio Grand Prix, ten visas buvusios varžybos ir tas lygis, kada tekdavo laimėti beveik didžiąją dalį tų varžybų. Tai būtent būtų programa galbūt parinkta iš šitų figūrų, iš šitų, sakykime, skrydžio kombinacijų. Aišku, ir bus parašas su J raide, kuris sukasi ten milžinišku lėktuvas greičiu ir šitą visą, kas ten dedasi po apačią, pavirsta į blyną. Va, tai maždaug 2 apsisukimai per 1 sekundę, tai yra J raidė. Toliau galiu, jeigu vėjo didelio nebūtų, sakykime, ten dangui nupiešti širdį ar gražų veidelį. Ta kobra atliekama jinai žemose aukščiuose. Tai yra gana, sakykime, tokia rizikinga figūra, kuri gali lėktuvas išmesti kokių tai netikėtumų. Tos figūros, kurios būtų tenai virš vandens, jos pasistengsiu atlikti efektyviai ir saugiai. Paskutinį kartą Kairys pasirodymą Lietuvos žiūrovams surengė prieš 16 metų, kai aukštyn ratais praskrido po Kauno tiltu. Anksčiau skrydžiais po tiltais pilotas džiugino ir vilniečius, tačiau vėliau Kairys daugiausia laiko praleido šou pasirodymuose užsienyje. Kairys neatmeta galimybės, kad dar šiais metais Lietuvoje vyks ir daugiau jo pasirodymų. Artėja jubiliejai šitų akrobatinių skrydžių po tiltais, tai aš galvoju, kad kuriam tam jubiliejui galbūt bus kalendoriui koks tai laikas, nes fizinė forma arba galimybės tikrai leidžia tuos efektyvius kokius tai skrydžius, galbūt va tokią progą galbūt dar norėtųsi kažką tai padaryti ir su žiūrovais pabendrauti. Tai tie skrydžiai nėra būtina kartoti to paties, galima pasirinkti kokius tai efektingus kitus variantus, ką mes ir darom, sakykime, su oro bandito grupe arba, sakykime, solo tie patys skrydžiai, galbūt su kokiais tai kitais paįvairinimais. Tai jie yra tikrai efektyvų ir kokiuose tai dideliuose šou, jie turim išskirtinį tą tokį dėmesį ir manau, kad tai tikrai yra įdomu. Savaitgalį Trakuose vandenys kros baidarių ir kanojų irkluotojų irklai. Lietuvos čempionate dalyvaus visi olimpinius kelialapius turintys šalies baidarininkai ir kanojininkai. Tikrai nebus lengva kova, nes Lietuvoje aukštas labai lygis tų kanojų irklavimo. Tai nežinau, dėl Šuklino nežinau, aš startuos ar nestartuos, nieko negirdėjau. O Vadimas Korobovas, kuris Lietuvos tauriai buvo antras, tikrai startuos ir jis dabar laimėjo prieš savaitę, mažiau nei prieš savaitę pasaulio studentų čempionatą, tai tikrai labai stiprus yra ir ta sportinė forma jo yra aukšta, tai galėsim pasitikrinti Lietuvos čempionate. Tai tikrai tas Lietuvos čempionatas nėra lengvas, bet tikiuosi pavyks laimėti. Žustautas ketina startuoti ne tik vienviečių, bet ir dviviečių bei keturviečių distancijose. Po kelias rungtis išbandys ir kiti olimpiečiai. Startuosim 200 metrų distancijose visose 3 rungtyse, tai vienvietė, dvivietė ir keturvietė. Darysim savo Šiaulių miesto keturvietę, bandysim laimėti Lietuvos čempionatą. Prieš 2 metus laimėjom, praeitais metais nepavyko, šiais metais vėl bandysim laimėti. Ganėtinai rimtai ruošiamės iš tikrųjų, nes tai yra viena iš rimčiausių pasiruošimų prieš Europos čempionatą ir prieš Rio olimpinės žaidynės. Todėl formos tikrai nesam praradę, galbūt jinai nėra geriausia, kuri bus per olimpiadą, bet
tai pakankamai rimtos varžybos ir buvo mūsų planuose nuo pat sezono pradžios. Lietuvos čempionatas baidarių ir kanojų irkluotojams bus paskutinė repeticija prieš Europos čempionatą Maskvoje. Europos čempionatą pirmą kartą startuosiu 200 metrų, pernai startavau 500 metrų, buvau 6, o šiemet tikslai tai aukščiausių, važiuoju medalio, o kai bus pamatysiu, ta prasme. Pradžiai tikslas papulti finalą, nes pasaulio taurės etape buvau 4 šiais metais, tai man tas rezultatas toks nelabai geras, nes pakankamai daug atsilikau nuo pirmų 2 Ispanijos ir Rusijos sportininko, tai dabar tikiuosi, nežinau, Rusijoje vyks, tai Rusas tikrai, manau, bus labai gerai pasiruošęs ir atsirevanšuoti už pasaulio taurės etapą, tai tikrai svajoju medalį. Europos čempionatas tai yra, galim sakyti, olimpiadoje lyderiaujantis bus tik tais iš Europos žemyno. Taip kad Europos čempionate bent jau mano tikslai yra aplenkti gan, galim sakyti, pusę varžovų, kurie startuos olimpinėse žaidynėse. Tai būtų planas minimum. Aišku, būtų smagu ir užsikabinti kokį tai medalį, o spalvos... Ne, tai iš tikrųjų pritarčiau Edvinui, kad tikslas aplenkti pagrindinius varžovus, nuo kurių atsiliekam pakankamai nedaug ir smagu būtų 3 metus iš eilės parvežti medalį. Šių metų Rio de Žaneiro olimpiadoje Lietuvos baidarių ir kanojų irkluotojai turės rekordinę delegaciją, net 4 įgulas. Daugiau negu 300 lengvatlečių stos į kovą dėl Lietuvos čempionų titulų. Penktadienį ir šeštadienį Palangos stadione vyks Lietuvos lengvosios atletikos čempionatas, kuriame susirinks beveik visi geriausi Lietuvos lengvatlečiai. Iš vedančių sportininkų, iš mūsų olimpiečių, išskyrus ėjimo atstovus ir maratoninkės, kurias jau dabar išvykusios yra į mokomąją treniruočių stovyklą į kalnus, tai dalyvauti rengėsi visi išskyrus traumuotus sportininkus. Tai išvysim ir Austrą Skujytę, išvysim ir Airinę Palšytę ir visus kitus mūsų lyderius. Lietuvos čempionatas bus paskutinės varžybos Lietuvoje, kur galima įvykdyti olimpinius normatyvus. Tikimasi, kad olimpinę rinktinę papildys dar keletas Lietuvos lengvatlečių. Mes turėsime 15-16 tvirtų olimpiečių, kurie vyks į Rio de Žaneirą. Jeigu pavyktų kažkam daugiau prasibrauti rinktinę, tai be abejo mes labai lauktume. Didžiausia tikimybė, tai manau, yra, kad Austrą Skujytę pavyks įvykdyti normatyvą, kurį jinai šturmuos Europos čempionate. Dar labai tikimės ir turi galimybės mūsų ietininkai jaunieji, kadangi iš tikrųjų iki normatyvo jom trūksta visiškai nedaug. Olimpinius normatyvus lengvatlečiai gali įvykdyti iki Liepos pradžios. Autosporto gerbėjos į kelmę kviečia Žemaitijos ralis. Lietuvos ralio čempionato 4 etape startuos visi geriausi šalies lenktynininkai. Tarp jų ir nuolatinis Dakaro ralio dalyvis Benediktas Vanagas, kuriam tai bus pirmas startas Lietuvoje šiais metais. Šiais metais tai yra pirmasis mūsų startas po Dakaro. Iki šio laiko turėjau nemažai testų, tiek Lietuvoje, tiek Pietų Afrikos Respublikoje. Startas Lietuvoje tai yra pasiruošimo Dakarui fazė. Automobilis, kurį valdome šiam sezone, mes neturime labai specialios programos ralio sezonui, tai tiesiog daromės treniruotę. Ir žinote, startuoti Lietuvoje visada yra smagu, nes yra daug žiūrovų, yra daug mūsų fanų ir manau, kad ten tiesiog padarome gerą darbą, kuris mums yra reikalingas ruošiantis didžiausiam iššūkiui. Šių metų mūsų planas yra visi 4 Lietuvoje vykstantis Lietuvos ralio čempionato etapai. Tai yra Rally Žemaitija, 300 vyrų ralis, Rally Elektrėnai ir ralis Druskininkuose. Šiuo metu dedame paskutinius taškus dėl 1000 km lenktynių ir turėsime sprendimą, būsime ar nebūsime Palangoje. Tai čia yra mūsų lietuviškoji programos dalis, bet to mes planuojame šiais metais įveikti apie 5000 km treniruočių ir lenktynių, tai manau, kad tai bus toks vienas didžiausių sezono mūsų istorijoje. 4 kartus Dakaro ralio finišą pasiekęs Vanagas jau intensyviai rengiasi kitų metų Dakarui. Artimiausias lenktynininko tikslas įsigyti naują automobilį. Šnekant apie Dakarą, nėra dar sprendimo dėl automobilio. Yra norai, bet kol kas migla yra didesnė negu anksčiau. Ir šiuo metu neturime visiškai jokios technikos, kuri yra tinkama Dakarui. Dėl to labai intensyviai deramės ir šnekamės, bet tai yra tikrai ne vienas gamintojas. Bet atsakyti tiksliai negaliu, nes dar pats nežinau. Šių metų Dakaro ralyje Vanagas užėmė 26 vietą.
Pajūryje susirinks geriausi šalies raiteliai. Atvirajame Lietuvos konkūrų čempionate Klaipėdos rajone dalyvaus daugiau negu 200 raitelių ir žirgų. Planuoja iš tiesų dalyvauti visi geriausi suaugę raiteliai, kadangi čempiono užskaita yra vykdoma suaugusių ir jaunimo grupėje bendrai. Tai yra laukiami irgi pereitų metų favoritai, tai yra broliai Kristupas ir Matas Petraičiai, Danielius Gutkauskas, patyręs tarptautinių varžybų dalyvis, Andrius Petrovas, galbūt irgi daug pasiekimų turintis sportininkas, Zigmantas Šarka, mūsų sporto legenda konkūrinio jojimo. Iš viso Lietuvoje registruota apie 500 sportinių žirgų, kurie gali dalyvauti oficialiuose varžybose ir šis skaičius nuolat auga. Per pastarosius kelis metus žirginis sportas įgavo pagreitį, populiarėja, atsiranda daugiau žmonių norinčių turėti žirgą, kiti netgi ne po vieną, atsiranda daug mėgėjų norinčių taip pat savo laisvalaikį leisti gamtoje su žirgu, tokia kaip ir harmonija laisvalaikio praleidimo kitokią formą nei įprastai. Iš tikrųjų, tiek sportininkų, tiek žirgų atžvilgių šis sportas tampa populiaresnis kiekvienais metais vis labiau. Augant masiškumui tikimasi, kad Lietuvos raiteliams pavyks pasiekti gerų rezultatų ir tarptautinėse varžybose ir ateityje debiutuoti olimpinėse žaidynėse. Atranka yra sudėtinga, kadangi patekti į olimpiadą reikia aplenkti daug šalių, tarp jų įskaitant ir lyderiaujančias šalis. Ir iš tikrųjų reali galimybė galbūt yra sekančiai olimpiadai 2020 metų. Galbūt turėsime trikovės raitelį, kuris turės galimybę atstovauti Lietuvą olimpinėse žaidynėse, bet tai yra tik tai ateities tokie planai ir vizijos. Lietuvoje vykstančių sporto varžybų tvarkaraščius rasite Facebook paskyroje Lietuvos sporto anonsai.